Čia kosmosas. Seniai, taip važiuoja. Ponai, pagaliau, 13 metų norėjau pasakyti šitos du žodžius. Projektas baigtas. Sveiki žiūrovai, sveiki draugai, mūsų kelionė prasideda. Mašiną jau išsiunčiau vakar, šiandien pats pasiruošiau, važiuoju dabar, paimsiu dar kelis žmonės, pakeleivius savo ir šausim link Lenkijos į Vroclavą. Tai kaip visada iš jūsų like, iš mane kontentas. Važiuojam. Keleivis numeris 1. Labą dieną. Kadangi projektas iki galo nebuvo baigtas, jo, pamelavau praeitam epizode. Nu, liko smulkmenas, ten centrinę konsolę dasukti reikia. Prieš kelionę užvažiavom į servisą paimti varstukų. Sakiau, kad paimti reikia dar bolgarkę, bet Denas sako, ką tu pjausi. Nežinau, kažką nupjausi. Žodžiu, paimsim toj pusę servisą su savim. Svarbu kompą paimti, kad galima būtų pamapinti ant vietos. Ir darinksim, žodžiu, rytoj ant vietos tą mašiną ir jau rytoj bus baigti viskas. Gal. Kelionės mašina valdiška, Car Vertical. Perkant automobilį, žmonės nepagailėkit, pasitikrinkit Car Vertical, galite panaudoti mano kodą ARMEN. Gausit 20% nuolaidą. Maža kas bus sukta rida, dužus, skendus, vogta. Visą šitą informaciją galėsit patikrinti ir apsisaugot nuo sukčių. Palieku nuorodą po video aprašyme. Viskas, paėmėm svarbiausius, būtiniausius dalykus. Ir jau nuo čia startas. Atsargiai galvos nesidauž. Seniai, čia nebrabasis. Tiksliai. Čia gali būti ramus. Davai kompą kažkur čia na jau. Padėk prie bolgarkės ten. Nu ką, jau paskutiniam Circle K Lietuvoje, tai bus Lenkija. Denas užėjo į degalinę paimti mum porą vrapų. Ten yra tokia funkcija, beje, kas nežinojot, galite visada paprašyti, kad įdėtų dvigubą maltinį. Jisai kainuoja papildomai euros kem 9, bet ne visur pardavėjos žino, kad yra tokia funkcija. Tai Denas nuvarė, paprašė, ką jinai pasakė, kad nemokintum jo. Paprašė, sako, nemokink manęs dirbti. Sako, nėra tokios funkcijos. O ten tikrai yra. Aš esu pirkęs ir ne vienoje degalinėje ir daug kur sakė, kad nėra, o po to aš sakau, pasiknys ten pas save kompį ir pamatysi, kad yra. Papildomai maltinis euros kem 9. Tai va, tada stovėkit ant savo žodžio, jeigu jūs žinot, kad jūs esate teisūs. Seniai, su dvigubai visada geriau. Mažai mėsos gaunasi, nebai daug tešlos. Tai čia viengubas dabar? Nedavė jam dvigubą, sako, nemokink manęs dirbti. Nepadarė? Nedaug liko, 300 km ir būsim vietoj.
bet neįsim mėgoti, nes ką nedadarėm, reikės daryti dabar. A ne, Danai? Aš tikiausi, kad tu padarei viską. Nu, kada aš tau spėsiu? Ašgi nemoku. O būtų pats laikas išmoku. Tai va, galėsi dabar pasimokinti. 8 valandos kelio ir mes jau beveik čia. Užvažiavom į degalinę dar išplauti mašiną. Žodžiu, Circle K viskas kaip Lietuvoj. Nelabai kuom skiriasi. Ką, šokam į mašiną ir važiuojam tiesiai nukraudinėti Merso į stadioną. Tai kaip ir sakiau, nukraunam mašiną, damušinėjam visus darbus, kur nedabaigėm, čia smulkmenos liko. Laidus Danas lituoja, nu kaip sekat. Puikiai. Mobilus litoklis yra, kada išsiplaunu mašiną ir važiuoju jau į palapinę. Pakeičiam senus varžtus į juodus. Pamiršom Vilniui tai padaryti. Tenka dabar. Nu, tikrai gyvai toks įspūdingas modelis čia man. Negaliu atsigrožėti. Realiai atvažiavau su savo Mersu, bet visą laiką žiūriu į šitą. Norėčiau savo garažę irgi tokį turėti. Toks clean. Gale BMW pakaba. Greičiausiai slyvos, nes aliumas. Poliuretaniniai salimblokai, geri ratukai, standartiniai Bemso stabdžių diskai suportai. Prieky yra Merso suportas, rastavkė stovi ir priekinė pakaba kartu su traversu uždėta nuo 2.11 ieškės. Salonė labai clean. Nežinau, ar matysis, labai saulė šviečia, atspindys yra, bet salonas rašta oda, gražus lopšiai, persiūta panelė. Gale sėdynės ir apsiūtos, atskirai padarytos shadow linas. Nu, žodžiu, bomba čia, patikėkit. Belė kaip gerai atrodo. Įdomu, kas po kapotu. Čia dabar taip nepasakysiu, bet matau, kad kandiškiai yra, nes yra radiatorius kandiškis. Bet sprendžiant iš duslintuvų ir traverso, kuris yra nuo 2.11 Merso, greičiausiai bus įkišę kokį V8 AMG-no variklį, galimai net iš to pačio 2.11. Čia mano toks spėjimas. Po to grįž savininkas, paprašysiu, kad parodytų. Denai, istorinis momentas. Ačiū. Čia va, matot įvažiavimas į stadioną, jisai dabar yra uždarytas, ten sėdi apsauginis. Aš jau ant pasiruošimo laukiu kolegos, kuris atvažiuos, duos apyrankės, duos leidimą ir įvažiuosim jau į vidų, pasistatysim. Ir važiuosim į viešbutį, užsičekininsim, žodžiu, visi šitie reikalai. Įvažiavau, važiuojam dabar link palapinės. Pažiūrėkit, koks Lambo GTR kitoj pusėj, bet Lambo yra Lambo Liberty. Žodžiu, spėsim, dar išeisim, kiekvieną mašiną, kuri mane sudomins, atskirai apžiūrėsim. Tai mūsų palapinė statos, nekeičiau nemažytę, antras operatorius, apžiūrinėjom mašiną, pirmą kartą matom.
Va čia tai aš suprantu GTR-as. Raketų. Jeigu daryt GTR, tai tik tokį. Ratukai Max pikti. Čia matosi iš tos pačios komandos. Nu jo, Libertis yra Libertis. Nieko nei pridursi, nei atims. Veikia. Geriau taip nestovėk, nes jeigu dabar šaustė apaks. Ups. Ką tik biškį pašaudėm, paskambino organizatoriai, ne man, Antanui, sako, o jūs nežinot, sako, kas ten jūsų pusėj šaudo taip garsiai. Įsiteisėm patogiai, viską padarėm, beliko laukti rytojaus. Šiandienos diena yra grinai penktadienis susiruošimui. Įsiteisai, surenki palapinę, pasistatai mašiną, pasivalai, jeigu nori, arba gali rytoj iš ryto pasivalyti. Šiaip geriausiai būtų rytoj iš ryto pasivalyti, nes per naktį dar apdulkėjo. Ir viskas. Rytoj šeštadienis, rytoj nuo 12 prasideda visa dvižucha. Bus apie 30 plus tūkstančių žmonių. Tai jau taip ramiai, kaip aš čia dabar laisvai stoviu, jau taip nebus. Rytoj jau nenufilmuosi nei vienos mašinos be kitų žmonių. Tiesiog M3, labai daug karbonų ir viskas. Ledinė būsena ir to užtenka, tu jau čia. Matau, cisas yra, jokio bodžio, nieko, paprastas ledinis M3 ir viskas. O čia jau kitas reikalas, čia yra Lenkai, kanalas Night Ride. Hebra susikonstravo tokį aparatą, kuris varomas yra motociklu, įsivaizduojat. Yra net priekinis ratas, žiūrėkit, o galinis prisuktas jau yra grandinė ir kaip pavadinti tokie tipo ale pusašiai, kurie eina į ratus. Tai realiai busiukas varomas motociklu ir tiek, bet už originalumą tikrai galima savininkui paspausti ranką. Štai čia stovi mano neišsipildžius svajonė, senas geras šeštukas, su orinė pakaba, ratais, palangiam, dropu, išlaižytas, žodžiu, viskas, ko reikia, nedaug, nemažai, atrodo idealiai. Dėl įvairumo parodysiu, stovi va Lexusai, žodžiu, įvairiausi LS-ai, išlaižyti su staliukais, su liustrom, žodžiu, su užuolaidom, su viskom, ko tik įmanoma, bet nežinau, aš nesu kažkoks jų fanas, taip, gražu, faina, bet asmeniškai manęs netraukia tokie automobiliai ir tai yra normalu, kiekvienas iš mūsų turim savo skonį, žinot. Man labiau patinka sport, kažkam labiau patinka toks variantas, limo, prezidentinis, gyva legenda, S1. Negaliu pasakyti, ar čia orgas ar replika, nesu ekspertas, nedažnai tenka gyvenime jų matyti, bet atrodo įspūdingai, galim užmesti akį į saloną. Salone mane gal žavi tas, kad saugikliai relės randasi po ranka, turbūt jeigu sudegtų, kad šturmanas eigoj galėtų greitai pasikeisti. Antrukas, matosi, kad įkišta daug pinigų, visas priekis iš karbono, bet asmeniškai man nėra gražus, ta prasme, nedaryčiau aš taip ir nelabai jau važinėčiau už šitą mašiną. Ratai, viskas, nu tipo, viskas čia, aš žinau, aš suprantu, kad viskas čia kainuoja pinigų, bet, kaip sakoma, skonio nenupirksi.
Kuo daugiau aš jį žiūriu, to labiau įsimiliu į šitą modelį. Unikumas. Pažiūrėkit, kaip jisai atrodo. Į top 5, jeigu reikėtų top 5 išsirinkti, šitas automobilis tikrai mano sąraše būtų top 5. Kiekvieną kartą čia praeinu ir galvoju, gal susimest vis dėlto tą orinę pakabą į Mersą. Gundo čia mane. Varysiu, biškį pailsėsiu, 6 valandą pas mus yra mitas. Susitinkam, susipažindinam su visais inflais, kurie atvažiuoja iš užsienio. Ir ką žinau, nežinau, realiai toks chill, be plano šiandien. Susipažinsiu ir viskas, varysiu miegot, nes jūsų žiniai, kad jūs suprastumėt, tai nesu miegojęs nuo vakar, nes visą naktį važiavom, o ryte rinkom mašiną, padarėm čekiną ir grįžau čia pafilmuoti jum kontento. Žodžiu, ilgai lauktas konkursas, žinau, daug kas prašėt maikių, atsirado naujas dizainas, iš priekio atrodo kaip Mersas su lyveriu, o taip atrodo iš galo, tai skelbiu konkursą 3 žmonėm, padovanosiu maikę, viskas, ką jum reikia padaryti, tai kai žiūrėsit šitą epizodą, įkeliat į Instagramą, pataginat mane, parašot komentarą, kad atlikot užduotį ir paspaudžiat like. Viskas. Gera kamerytė. Gera kamerytė. Va, Agnytė pilnu planu matosi. Nerealiai, ta prasme, Ką Agnė su mano maikėm? Aš paskelbiau konkursą ir sakiau, kad 3 maikės padovanosiu. Kur tos maikės yra? Porą čia, manau. Čia, va čia. Kitas mano kambarys. Ok. 305. Pasiimk su savimi. Nespėjau Jeigu jaučiat, kad epizodas vertas laiko, prašau, spaudžiam. Jeigu galvojat, kad nieko gero nespaudžiam, o aš varau chilint. Pasimatom kitam epizode. Čiau. Nu, ar meniukai, koks mūdas? Reikia ieškoti pinigų. Ką padarysi? Gali mazas kartaliką priduoti, jau vis pradžia.